Taigi, kurį grąžtą reikia naudoti pagal veleno skersmenį? Rankose laikau du grąžtus. Vienas turi 60 Nm sukimo momento galią, o kitas 170 Nm. Grąžtas su 60 Nm galia tinka naudoti su 5x16 colio arba 1/4 kolio velenais, tai yra su 8 ar 6 mm mažais lanksčiais velenais, ypač kai reikia dirbti trumpais atstumais. Jei važiuojate ilgesnį atstumą, galbūt norėsite atnaujinti į variklį su didesniu sukimo momentu, nes ilgesniam velenui reikės daugiau sukimo momento, o kai, žinoma, gaunate savo 3,8 colių 10 mm arba pusės kolio 12 mm velenus, jums tikrai reikia kuo didesnio sukimo momento. Taigi, gaukite sukimo momentą nuo 150 iki 170 Nm. Nenusivilsite. Jei įmanoma, stenkitės įsigyti tokius, kuriuose yra nauja neslystanti technologija, kad grąžtas turėtų savotišką jutiklį ir vos tik pasislinktų, jis automatiškai išsijungtų, taip išvengiant traumų statybvietėje. Taigi, šiek tiek apie grąžtus. Ačiū, kad žiūrėjote.